Sveiki, aš Indrė ir čia unikalus intriguojantis pasimatymų šou Renkuosi tave. Šiandien mūsų pagrindinė laidos herojė Reveka, tad susipažinkime su ja. Sveiki, aš esu Reveka, atėjau gerai praleisti laiką. Gyvenime aš esu plaukų priauginimo meistrė, vedu mokymus Lietuvoje ir Europoje ir esu numeris 1. Aš mėgstu jogos aitvarus, vandenlentes, kartais susilaužau kojas ir esu tokia padraika truputį, tai gal norėtus kažkiek balanso ir norėčiau, kad žmogus šalia manęs būtų kažkiek rimtesnis, ramesnis ir mane iš skrajojančio padebesų nutempti ant žemės. Dešimt metų aš esu vieniša ir neturiu partnerio, todėl kad tiesiog nerandu tinkamo arba tas, kuris man patinka, nepatinku aš jam. Tai būna gyvenime visokių aplinkybių ir kartais ne visos jos dėliojas taip, kaip mes norim, bet viskam yra savas laikas ir tikiuosi, kad šiandien mano laikas bus. O dabar pats metas susipažinti su mūsų kitų laidos dalyviu Konstantinu. Labas, esu Konstantinas, man 32 metai, esu vilnietis, atvažiavau čionais įsivesti savo merginos. Yra vieninteliai dalykai, kurie man nepatinka, tai yra tragiškai vakarėliai, tai yra šeimos nebuvimas vadinamas, vakarėliai, gėrimai, rūkimai ir taip toliau, kaip dauguma panų dingsta, penktadienį išeina, šeštadienį ryte grįžta, viskas, man viskas. Aš pats asmeniškai nevartoju alkoholio, nerūkau nikotino, cigarečių, nieko, išskyrus kaljaną. Tai vat man tas yra baisiausias dalykas gyvenime. Aš ir ieškau tik tais rimtos, ta prasme, panos, draugės, būsimos žmonos, vaikų mamos, dėl to, kad iki 35, o paskui jau nebeieškosiu, nes paskui jau bus tas viengungio gyvenimas. Tai va dabar, arba dabar, arba niekada. O dabar pažiūrėkime reportažą apie Lauryną. Labas, aš esu Laurynas, man yra 33 metai, esu iš Vilniaus, savo gyvenime darau viską nuo A iki Z ir dažniausiai tai yra susijęs su darbu, reklama, socialiniais tinklais ir įvairiausiam pramogom. Nesvarbu, tai bus ar kažkokie romantiški santykiai, ar tai bus draugystė, turi labai jaustis, kad su tavimi esantis žmogus kai kur aukoja savo prioritetus ir tavo stato aukščiau, bet dėl to jisai nesijaučia blogai. Jisai kaip tik dėl to jaučiasi gerai, laimingas, kad jam smagu kažkaip tais tau patikti, tau daryti gerą ir matant tą žmogų laimingą, jisai pats jaučiasi laimingas. Tai aš lygiai toks pats esu ir visuomet stengiuosi tą daryti. Galbūt viena blogesnių savybių, aš mėgstu labai pateisinti žmonės. Galbūt jie turi ir kažkokių tokių nemalonių, neigiamų ir mano atžvilgių, ar kitų atžvilgių savybių. Tai kartais tai yra gerai, bet jeigu tai vyksta nuolat, tai kenkia pačiam savo. Bus karšta, bus intrigų daug ir daug energijos ir tuo patys visai netrukus įsitikinsite, nes mūsų pagrindinė herojė spindinti charizmatiškoji Reveka, kurie rinksis iš Konstantino ir Lauryno. Taigi visai netrukus paskelbsiu pasimatymo pradžią, tik tai noriu kaip visą laiką tradiciškai paklausti. Reveka, gražioji, puikioji, nuostabioji, ar tu pasiruošus? Yes. Yes. Gerai, linkiu sėkmės ir pavarykit. Tai labas. Labas. Kuris pasisveikino? Konstantinas. Malonu. Neišgirdau vardo, primink ten, Reveka ar Rebeka? Reveka.
Supratau. Labas, Reveka, aš Laurynas irgi sėdžiu čia. Malonu. Kokios nuotaikos? Gimtadieninės. Tavo gimtadienis čia? Rytoj. Rytoj? O, tai iš anksto sveikinam. Jeigu nepasirinksi manęs, tai sveikinu iš anksto. Tai galėsi rytoj pasveikinti. Ai, ta prasme, šiandien Laurynas, rytoj aš, supratau. Ok. Tai pasakok, iš kur esi, kaip gyvuoji, kuom kvėpuoji? Gyvuoju gerai, kvapuoju normaliai, kol kas daktaras sakė, viskas tvarkoja. Tai Esu šiaulietė, gyvenu Vilniuje, labai daug metų gyvenu Kaune, Klaipėdoje. Nuo 18 metų Šiauliuose gyvenau tik 2 metus. Iš balso tai girdžiu, kad ir pati labai gerai atrodai ir dirbi tikriausiai grožio srity, ne? Įtariu, kad čia kitoj sienos pusėje kažkur mane atpažįstantis žmogus. Greičiausiai, nes vardas vis tiek vienetinis, tai... Kai tik buvo pristatyta Reveka ir balsas, aš taip sulyginau ir iš karto supratau, kas tai yra per žmogus, slepiasi už sienos. Reveka Devalskytė, man atrodo, plaukų meistrė priauginimo, nes jinai yra dirbusi su Agnija Glavičiūtė, su Mijam berods, nežinau, ar su Indre dirbo ar ne, bet gali būti. Tai va, tai aš iš to ir žinau, nes buvo ir žiniasklaidai tam tikrų straipsnių, kivirčių, pykčių, konfliktų, tai va taip kažkur jinai buvo šmėstelėjus pas mane akiratyje. O kaip nusprendėjai, va iš tikrųjų, sudalyvauti projekte, rasti savo tą antrą pusę, kad, va... Nu, kaip čia pasakius, tiesiog sugalvojau ekspromptų, labai su draugiam turėjom vakarėlį ir po vakarėlio metu aš sugalvojau pabandyti laimę čia, nes dirbu tik su moterim, pas mane darbe nėra galimybė susipažinti su vyrais, tai pagalvojau, kad kodėlgi ne. Taip, atėjai čia papramogauti ir tau, kaip supratau, rimto vyro nereikia, ne? Ir šiaip mėgėjai išgerti, ar ne tai? Ne, nesmėgėjai išgerti tikrai, nes darbai patys nepasidarys, dirbu labai daug, dirbu su savaitgaliais, mažai laisvo laiko turiu, jį labai prasmingai leidžiu ir labai vertinu, tai... O dėl rimto ar nerimto, nu tai nuo dalyvių priklauso, tai kaip jūs jau... Jeigu mažai laiko turi, tai čia dažniausiai tas atvejis, kai vat, grožio srityje tos panos, labai daug dirbu, neturiu laiko ten susitikti ir kai tik atsiranda tas laisvas laikas, jos dažniausiai klube prigeria. Tai va, tai ar rasi tu to laiko savo tam, kaip minėjai, rimtam vaikinui, ne? Aš į klubus nevaikštų, pradėkim nuo to. Nesvarbu, tai klubas gali būti plotas, pas draugės, bet aš apie tai. Kas susijęs su laisvu laiku yra taip. Kai tu turi norą, ieškai galimybių, kai nėra noro, ieškai priežasčių. Viskas nuo to prasideda. Jeigu tu man sukursi tą norą, aš nueisiu ir surasiu laiko ir galėsiu jį tau skirti. O jeigu tu nesukursi to noro, nu, tai tiesiog bus tas nerimtas pasimatymas, kaip tu dabar ką tik ir paminėjai. Bet dar viskas, matai, priklauso ir nuo tavo noro sukurti man norą. Tai čia, žinai, santykiai yra toks dalykas, kad tu turi, kad čia Konstantinas spėjo, ne? Kaip? Čia spėjo Konstantinas, ne, kalba? Kuris? Kada tavo gimtadienis? Mano? Taip. Jeigu pasakysiu, nebenorėsi susitikti. Pasakyk. Aš esu Vandenis. Mano sūnus Vandenis. Nu va, ir kaip tavo sūnus? Mano mylimiausias žmogus gyvenime, tai apie ką mes kalbame. Tai viskas aišku, galim baigti filmavimą, tada barom. Man jos balsas aplamai iškart jau pasirodė toksai išpuikęs biškį, jinai jau čia atėjo tokia, ką tu čia, aš, žinai, iš Saulės miesto, tai greitai čia visus nusivesiu, ką noriu, kai va, pasieksiu, ką noriu. Aš tiesiog esu pati labai lengvai bendraujanti moteris, tai man labiausiai patiko tai, kad Konstantinas nebuvo toks susikaustęs, buvo labiau panašus į mane. Gerai, o tai kitas labai tylus, o tai tavo nors balsą išgirsiu. Aš klausau, kur jūsų tas pokalbis jūs nuves arba nenuves. Ne. O jeigu rimčiau, tai kas tu? Apie ką? Aš iš tikrųjų labai daug dirbu. Visą savo gyvenimą, taip žinai, nesakysiu aukoju, bet skiriu darbui daug įvairiausių projektų, reklaminių, būna televizijos projektai. Kaip? Kokia sritis? Reklama, televizija, po to įvairiausi renginiai ir taip toliau. Tai va, tai labai daug skiriu tam. Gyvenimo būdas praktiškai gaunasi, kad tampa ir darbas, ir laisvalaikis, ir viskas. Tai to laiko kažkaip tais mažai, tai va ir pasimatymus vaikštų televizijos studijose. Kada tavo gimtadienis? Mano Liepa vasarą. Liūtas? Aha. O Dieve. Blogai. Gerai. Aš iš tų geresnių, žinai. Kačiukų?
Nu, visai. Ar tu liūtų piktų? Žinai, pagal nuotaiką ir nuo aplinkybių, nuo situacijos priklauso, aš galvoju, kad mes kiekvienas su skirtingu žmogum galim skirtingai elgtis ir jeigu jau mūsų puola, nu, tai mes ir ginamės kaip... O kaip tu mėgsti elgtis? Aš sakau pagal situaciją, kokią nuotaiką bet būna, tai taip ir būna. Kiek kokteilių žinai, kada būna. žmogus tikriausias yra tada, kada yra namuose vienas su savim, koks tu būni? Aš nemėgstu vienatvės iš tikrųjų. Man nepatinka būti vienam. Tai tu vienatvę galėtum užkimšti kažkokį bet kokį žmogum, kad tik nebūtum vienas? Ne, aš žmonėm neužkimšu, ta prasme, kažkaip tai jaučiu per daug jiems pagarbos, užkimšu galbūt darbais, dėl to tiek daug ir dirba. Vaikinų klausiu apie zodiakus, iš viso šiais netikiu ir man yra absoliučiai nusispėt, nes jeigu tu jau labai nori ten įsitikinti, turi žinot gimimo datą, valandą ir taip toliau, tai tiesiog klausiu už idėjas, kad yra vienas zodiakas, kurio nemėgstu Vėžys, tai tik tai dėl to. Tai taip, kadangi Rebeka domėjasi horoskopais, jo ir aš domiuosi iš tikrųjų suderinamumu to, nėra ten aišku, kad visiškai ten puolų pagal atrink žmonės pagal horoskopą, bet tikrai yra, atitinka tikrai būna jo. Kieno žalios akis? Mano gal Žaluma. Konstantino? Ne. Kieno? Laurino. Konstantino tokius žydrokas. Žydras. Žydrokas. Šitą iškirpti. Būčiau žydras, čia nebūčiau. Prašau? Būčiau žydras, čia nebūčiau. Žiūriu prie humoro jausmo tokia mergaitė. Iš Saulės miesto atvažiavusi. Jo, truputį. Gal kažkur tais galima būtų žvelgti iš tikrųjų to tokio psichologinio dalyko, kad jo, užleidau tas pozicijas, kad jie pabendrautų daugiau. Atvirai pasakius, nu jeigu kalbant atvirai pamačius Lauriną, aš nesupratau, ką jis čia veikia. Čia, ta prasme, nėra pažeminimas, tikrai ne, jis fainas žmogus, draugiškas, bet, nu, ne jam tokie pasimatymai. Jis gal jau subrendęs su šių biški yra. Kokie planai 5 artėjantiem metam? Aš kol kas bandau plėsti savo verslą. Kažkaip kol kas atsiduodu tenai save labiau. Bet nepamirštu, aišku, ir moteriškos giminės. Ne, bet kur tu save matai, aš klausiu, Maldyvose, Amerikoje, Lietuvoje, su moterim, be moterų šeimoje, ne? Jeigu taip ir toliau vyks, kaip dabar vyksta, tai gal Lietuvoje nelabai ir matau savęs. Iš tikrųjų, šalies... O Laurinas? O Laurinas turi tokį planą artėjantiems 5 metams kažkaip tais įsigyti nekilnojamo turto Ispanijoje ir gyventi per 2 šalis. Ta prasme, maksimaliai padaryti taip, kad darbas galėtų būti nuotolinis. Ir tuomet, kai čia yra šalta, mažai saulės, nu, tai 3 mėnesius gyventi tenais, dirbti savo darbus tik tais nuotoliu. O po to, taip ir skraidyti pirmyn atgal. Tai aš manau, kad labiau taip pasaulietiškai viską žiūrėti. Nei pas vieną, nei pas kitą neišgirdau moters ir šeimos. Tai nes jos dabar nėra. Tai bet aš klausiu apie 5 metus tai mes ir ieškom. Gerai. O tavo kokie? Mano, nežinau, salą nusipirksiu. Filipinuose. Nekilnojamas turtas Ispanijoje labai žavi, bet Ispaniją galima tiesiog nusipirkti bilietus, nuskris savaitėj, o Konstantino 5-mečio plano iš vis neatsimenu. Iš tikrųjų, tai matyt netoks ir ryškus planas, bet man svarbiausia yra ne jų planai, o savo ir aš jas įgyvendinu. O čia ambicija ar planas? Planas. Manau, greičiau negu 5 metų. Tai tu eini link to tikslo, taip? Tai aš visada savo tikslus pasiekiu. Oho, pažiūrėsim. O šiandien koks tikslas? Gera nuotaika. Jinai iš mūsų tikėjosi labai, kad mes ateisim su aukso kraičiais, vienas su mažesniu, kitas su didesniu, jinai lygins, kuris čia dės didesnį investiciją į ją ir pagal apskaičiavimą rinksis, kuris variantas jai tinka labiau. Aš taip manau. Bet kai Kostas paklausė, kokie yra tavo tikslai šiame projekte, jinai atsakė gerą nuotaiką. Tai aš manau, tas nuotaikos kiekis ir priklauso nuo tų investicijų sėdinčių už sienos. Žiūrėk, Nu, bet girdėjai, prieš tai sakė, iš mūsų negirdėjo, kad mes sakytume apie moteris kažką tolimoje ateityje, o dabar paklausus Laurino, ranką plauna, žinai, tu nepasakyk, kodėl aš turiu sakyti, kad aš tave įsimylėsiu iš 5 minučių. Nu, Dieve. Tai va, o dabar mes jos paklausėm, kokie planai šiandien, jinai pasakė tik tais gera nuotaika. Tai jinai, reiškia, nepasiruošus šiandien su kažkurio iš mūsų eiti pasimatymą. Supratau, įdomiai. Tada mano šiandieninis planas tave nusivesti apsiženyti. Neapsiženyti, bet pradžiai... Kodėl ne? Vengia įsipareigojimų?
Aš vengiu. O tai Oi, taip. mergaitė, tu dar net laikysi su manim, žinok. Ar aš vengiu, pas mane tiek įsipareigojimų, kaip pas kareivį būsi pastatyta namuose. Ok, gerai. Tokias moteris kaip aš manau, kad tikrai vyrai jų gali bijoti, todėl kad aš tikrai neklausiu apie finansus, man net neįdomu, kiek vyras uždirba, todėl kad aš savim pasirūpinu, savo vaikais pasirūpinu ir man tai nėra prioritetas, man svarbiausia yra šiluma, jausmas, empatija ir kiti dalykai, tai labai sunkus dalykas, o vyrą aš renkuosi tik tais tą, kuris man patinka. Atsiprašau, Piršlienė ateina įsiterpę, klausykitės, girdėjau apie vestuvės, Reveka, ką tu čia? Ką jis? O ką jis? Čia ne aš, ką tu? Jeigu taip šiandien, tai kur jūs naujus norisi paklausti? Kaip švesite visi kartu? Ispanija pas Lauriną. Arba pas Reveką saloje. Tai matau ir kaip jau ir žadėjau, tikrai energijos daug, intrigos daug, bet visai netrukus sužinosime Revekos pasirinkimą, ar tu jau turi. Aha. Tai Reveka, ką tu renkiesi pasakyti? Konstantiną. O tak. Aš galvojau iš tikrųjų, kad jinai pabendravusi su Kosto, jis yra toksai drąsus tikrai ir kažkaip tais taip mėgsta kažkur tais lengvai kastelti. Tai galvojau, gal jie tas biški pastabdys, bet žiūriu, kad ne, jai va to reikėjo, kad jam sutramdytų, nes jinai tokia kaip uraganas į visas puses, visko daug, ambicijos didelės, salą netgi savo nuosavą turėti. Tai galvojau, kad Kostas galbūt bus tas, kuris ją taip ant žemės biški nuleis ir padės eiti tuo keliu. Reveka, ar tu pasiruošusi pamatyti Lauriną, kurio nepasirinkai? Laurinai. Labas, Reveka. Laurinas, malonu. Puikiai atrodai. Aš tave kažkur mačiau. Taip, aš tai irgi žinau, iškart iš pirmo sakinio supratau, kas siekia užsienį. Nes balsas, ne? Jo, ir vardas išskirtinis. Taip, jis yra mano Facebook'o drauguose ir mes esam ne tai, kad geri draugai, bet mes esam tikrai pažįstami ir jau jisai sakė, kad mane iš pirmo sakinio ir iš vardo ir iš balso atpažino, tai labai faina, aš jį labai gerbiu, vertinu ir jisai, tarp kitko, labai fainas bičias yra. Aš Revekai linkiu turėti tikrai salą savo, nuosavą. Jeigu jai to nepavyks, jinai visą laiką gali nuvykti į Lietuvos pajūrį ir su pagaliu išraižyti vardą Reveka ir štai rodyti visiems, kad ji tą žemės lopinėlį turi. Sėsk, Reveka, laikykis. Įsikibau. Įsikibusi, nes tavo pasirinkimas buvo Konstantinas, 2 energijos bombos. Konstantinai, prašom pasirodyti. Čia yra Reveka. Labas. Konstantinas, malonu. Kaip įsivaizduoju? O, prašau. Kaip įsivaizduoju? Skirstomės jaunimas. Tikrai čia bus daug energijos ir karštas. Sėsk. Jūsų. Ne, einame į kitą pasimatymų etapą. Kojas nukirta. Jėzau, šlubuojam, Reveka, važiuojam. Tai ta ugnelė jo, jinai iškart kaip pliukštelėjo tiesiog. Man buvo įdomu pamatyti ją. Tai va, aš jaučiau, aš kaip ir prisistatymę, ne, sakiau, kad aš nematau čia konkurentų, pasirinks mane, jinai automatiškai mane ir pasirinko. Man atrodo, kad šita laida užtruks kiek ilgiau, nes kalbų yra visada, ar mus filmuoja, ar ne. Tai Reveka, ar patenkinta savo pasirinkimu? Absolutely. Tokisai, Namaste. Bet vis tiek. Namaste. Tai dabar turite kuo puikiausią akimirką, vienas kito galite paklausinėti, dar kažkokių klausimų, nes kaip supratau, biški galvoji, kad ne Konstantinas, o ne tenai, kad ne vandenis. Galvoji, kad biški Liepa gimęs, tai dabar gali pasitikslinti tas detalės. Tai geriau. Jeigu ką, aš būsiu čia šalia ir padėsiu. Kaip apsunkinai, Dalia. Gerai. Už pažintį. Cheers. Na tai klaus, ko nespėjai paklausti? Kiek tau metų? 32 iš ryto buvo. Iš ryto buvo? Ai, palauk, bet ne gimtadienis. Galvoju, ryte buvo vakar 3 mėnesių, šiandien 3-2. Gerai, supratau. Nes aš vandenis, tai man negalėjo būti iš ryto. Bet tu 91. Taip. Ir aš. Ryto? Gera laida. Nu, neblogas sutapimas. Leidyba, geri metai.
aišku. Aš žinok labai jaudinas. Tu labai jaudinės, nepasakyčiau, kad tu jaudinės, tokia labai kieta buvo jau sienos. Norėjai pasakyti, ne? Tai ko Laurino nepasirinkai, labai gal aš įdomu. ir esu. Taigi Ispanija, pažiūrėk, turtas Ispanijoje, baseinai, labai faina. O čia liksim Lietuvoje, kai oras pati matai pats. Vėjas, galima kaituoti, galima su vandenlente lėkti, galima į Liepkalnį nuvaryti, kodėl? Sakai, surasim ir čia ką veikti. Tai aišku. Nu, teisingai, gal ir neblogai, mąstymas geras. Ja. Tai va, kaip laisvalkiai šiaip aplamai leidi? Aktyviai. Aktyvumas. Tai nelabai tau šeima reikalinga? Žinai, kartais prispiria, labai atrodo tokia vienišumo bangelė užeina. Nes aš žinok, labai griežtas esu. A ne? Džiauriai. Kam, mamai? Ne mamai. Aplamai gyvenime visiems gyvenime esu toks, pas mane visada viskas. Bet žinai, yra moterų, kurios gali padaryti dalykus, sakykime, iš vyro. Tai vienai moteriai gaila padovanoti degtukų dėžutės, o kitai negaila kailinių. Tai aš manau, kad galime to nulipdyti. Galima nulipdyti, sakai? Nu, bandom. Nu, bandom, pažiūrėsim, ar išeis. Nulipdyti. Aš kaip sakiau, viską, ką noriu, tai ir pasiekiu. Tai aš iškart sakiau, kai jinai mane pamatė, kai jau atsisėdom prie stalo, jau kaip ir jinai sakė, norėtų su manim, kad aš atsidurčiau jos bute. Prie stalelio iš tikrųjų manau, kad aš tiesiog jutaus laisvai, man patiko, kur esu, man patinka viskas aplink, bet manau, kad jis tiesiog per daug susikaustė. Na, matau iš nekorkos, kad už sienos sėdint buvo lengviau šnekėti, ar ne? Negu kad žiūrint vienas į kitą. Taip toliau. Jaudulys yra, bet aš turiu tokius paruoštukus. Iš tikrųjų... Aš jau bijau, mano tėvai žiūrės. Tai tu gali apsimes, kad čia ne tu pati pasirašai šitus klausimus. Taigi aš ne ir pati nerašau. Tai jo, tikrai ne tu, tikrai ne jūs patys pasirašėte šitus, na iš tiesų, rimtus klausimus, kurie atskleis viską apie tą žmogų. O, koks klausimas, sėkmės. Neturit kitų paruoštukų? Nežinok, čia yra labai paprastai, paskaitai klausimą. Čia paprastai. Konstantinas atsako ir tada tu užduodi klausimą Rebekai. Bet tai tu prasme įrodys, kad skaitom? Įrodys, nes taigi normalu čia, va, viskas. Jo, trošku, truputuką. Matykit. Čink, davai. Jau. Tau gal alkoholiniai pylė? Be. Nuklausk. Kokias 3 moters kūno dalis tau patraukliausias? Kaip visada, kojas, talija ir krūtinė. Ne kaip visada, čia kaip ne kai kada. Gerai, tu? Ar pabėgtum už pasimatymą, jeigu vaikinas sau visiškai nepatiktų? Aš esu tai padarius. Esi tai padarius? Tikrai taip. Tai dabar nepabėgai, reiškia viskas gerai. Taip. Supratau. Bliam. Palauk, turi taikinius? Gerai. Jezu. Seksas geresnis ryte ar vakare? Ryte. Gerai, klausk. Seksas šviesoje ar tamsoje tau? Šviesoje gal. Šviesoje? Prie šviesų, tai buvo normaliai tau. Nu, visai gerai, drąsiai. Daug šviesos, daug kartų. Gerai. Tai tame ir esmė yra, kad aš tai šnekėjau atvirai, ne, iš savo dušės, o ten matėsi žmogus atėjo čia toks biškiai iš savęs padaryti tokį mini kažkokį šou, ne? O kai ėjo klausimas link tų atvirų klausimų, jinai neturėjo ką atsakyti, nes gyvenime to gal ir nepatyrusi, neturėjo tos rimtos savo poros, su kuria įgyvenintų visus tos klausimus. Per pirmą pasimatymą apie intimius dalykus aš niekada nekalbu, todėl kad aš esu pakankamai viešas asmuo, aš negaliu savo to leisti, negaliu deklaruoti save kaip palaida balą ir panašiai, aš tiesiog turiu savigarbą savo ir tam tikrus nusistatymus. Ar seksualu ar nepadoru nulaižyti plaktą grietinėlę nuo merginos kūną? Mama, atsiprašau. Taip. Ar manęs klausia, ar man seksualu? Ne mamas, tikrai ne mamas. Tu gal pakartok, šitą iškirps, nes kam tu jaudinies? Tu nesijaudini. Ar seksualu ar nepadoru? Man dabar laižymą. Nelūžėjai kada? Ne. Per 32 metų mergaitė gyvenimo nemačiau. Ar seksualu ar nepadoru nulaižyti plaktą grietinėlę nuo merginos kūno? Tai priklausomai. Seksija ar tipo nauti? Nu tai aišku, seksija, jeigu tu kiekvieno žmogaus yra kaip tu, skirtingas fetišas. Gerai. Kas gerai? Aš tiesiog matau tą vaizdą. Nu tai ir gerai. Gerai.
Tvarkoju, aš paklausiu, kaip reaguotum, jeigu partneriai sekso metu norėtų tave prirakinti prie lovos? Negaliu atsakyti, tėvai žiūrim. Tikrai negaliu. Koks klausimas, atsiprašau. Jo nebuvo. Jo nebuvo. Apie užrakinimą? Nu, antrankiais. Turi. Kaip reaguot? Turi, į stalčiuką atskirą. Na, bet taigi tęskime toliau kitą mūsų pasimatymą. Nu, Reveka, ką tu čia maivaisi? Taigi, koks skirtumas? Toksai buvo pas mane namuose. Nežinojai, kur eini? Gerai. Tai gerai, net versta knyga. Ne. Tikrai, niekas nėra aišku, kaip čia viskas pasisuks. Dar apdulkėta knyga, ne? Taip, reikia nupūsti dulkės ir važiuojam. Gerai, aš žinau, kad Reveka yra paruošusi staigmeną, kurią esate abudu paruošę vienas kitam, bet pradėkime, Reveka, nuo tavęs. Taip? Aš išeinu. O Jėzau, čia kortos prasideda, būrybas. Taip? Medžiak. Staigmenas turi dvi, išsirinksi pats. Kurią? O! Normaliai staigmena. Nusiveši mane į Nicą. Čia staigmena man. Pažiūrėk, kas čia buvo. Čia staigmena man. Pažiūrėk, kas kitoj buvo. Taip. Būčiau ir aš tave kur nors nusivežus. Nusivešiu tave į žvejybą. Pavyzdžiui, Oslą kokį. O, tai žvejybą gerai, aš mėgstu. Tai aš irgi mėgstu. Aš turiu žvejo bilietą piniginiai. Supratau. Tikrai. Bet kadangi tu jau pasirinkai, tai pasilik tą staigmenytę. Nebijok. Pasilik, ne? Žinau, bilietų būna su išpardavimu. Prašau. Gerai. Kaip pirmą kartą gyvenime esu gavęs tokia vaikiška staigmena, nu aišku, jinai gal visai ir faina, bet, nu jo, gal visai ir faina ten, arba jinai nusiveža mane į žvejybą, ne, kaip matėt, arba aš nusivežu ją į Nicą. Tai vat jau, nu, apie tai daug ką pasako iš panos pusės, kas jai įdomu ir ko jai reikia. Su paskutiniais 3 vyrus, kuriuos aš turėjau per savo 10 metų, tai ir buvo 3 vyrai, tai visus aš į kelionės vežiaus, tai... Atgalvoju, kodėlgi manęs negali į Nicą nusivežti. Ok, čia mano staigmena tau. Ačiū. Tarp kitko labai mėgstu šitas. Nu, va, matai, kaip pataikiau, tu nelabai pataikiai su staigmena. Atsiprašau, aš irgi galiu klysti, žinai. Sveikatą. Ačiū. Čia iš tikrųjų gimtadienio tema. Jau 3 puokštė. Dar gimtadienis neprasidėjo. Nu, va, kaip gerai. Ok, gerai, Reveka, kaip tu įsivaizduoji mūsų antrą pasimatymą, ta prasme, ką tu norėtum nuveikti? Į biblioteką nueiti. Biblioteką paskaityti knygas. Nori savo tą dulkėtą knygą atvers pagaliau, ne? Supratau. Gerai. Pažiūrėt, nuvalysim visą. Gerai, nueisim į biblioteką, paskaitysiu aš tau knygelėm. Kuo mane gali nustebinti gėlėm, nes visą kitą aš nusipirku, aš turiu, aš pasirūpinu tikrai, o gėlės yra tiesiog kirtis per mano kelieną. Smagiai, čia leidžiate laiką. Supratau, kad jau pradėjote planuoti savo pasimatymo kitą dalį ir etapą. Tikiuosi, kad pasikviesite mūsų visą komandą, nes iš tiesų ne vienas nepasakė, kad jo, su žvakėm. Tai dabar, kaip supratote, jau tokia duoktas kortas greičiau. Tai čia yra 2 kortelės su jūsų atsakymu taip arba ne. Tai taisyklės labai paprastos. Aš sakau 3, 2, 1, jūs savo atsakymą parodote mūsų žiūrovams, o tada 3, 2, 1 parodot vienas kitam. Namaste. Nerodome vienas kitam tos kortelės, Reveka. 3, 2, 1 ir jūsų atsakymas yra toks. Kažkaip nieko nesuprantu. Gerai, 3, 2, 1 parodom atsakymą vienas kitam. Vienas kitam. Nu, Konstantinai. Jis atėjo dėl reklamos. Kad tu čia dėl Nicos? Nebūtinai, man čia šiuo atveju nepatiko išvaizda ar kažkas. Jos bendravimas, mes jau kaip ir kalbėjom, sakau, apie tai, kai jinai išsavės čia, čia aš tokia, žinai, anokia, nu tai nėra suaugusi, ta prasme, nėra moteriškas bruožas. Tai va, o dėl mano kitų, pavyzdžiui, pasimatymų, kaip aš būnu gyvenime, einu į pasimatymus, tai žinoma, aš pabendrauju kultūringai, mandagiai, vieną dieną, antrą dieną, būna, kad ir graži, simpatiška, ten tobula, ten tik tais, kaip sakant, vos ne tam reikalui. Bet jinai galvoja nieko neturi ir aš ateities su ją nematau. Tai lygiai taip pat, manau, ir moterim būna su manim. Tai čia va toks
kažkas įvyko, trumpas jungimas ar kažkas, ar čia gimtadienis, ar gera nuotaika, maždaug kaip iš Jimo Carrey filmo Say Yes visada. Nes jis iš vis ne mano tipo vyras. Ta prasme, man patinka, pirmas dalykas, labai aukšti vyrai, man patinka laukiniai vyrai, tokie šeliokiški, gali būti su plaukais, jis toks... Jis fainas, ta prasme, bet ne man, kas man atsitiko, aš iš vis nežinau. Prie ko? Ne, dėl nieko. Kas buvo, tu biškai išsiaiškinsim, viskas gerai, važiuosim. Ne, tai tiesiog nesutampame, aš matau iš karto. Nesutampa. Nereikia kvailinti, aš nenoriu kvailinti damos, merginos, tai aš esu truputėlį skirtingai. Taip, aš iš karto pasakau, kaip yra. Tai su ją viskas, ta prasme, viskas gerai, tai nėra kažkoks pažeminimas ar, tiesiog, ne? Matau, kad puikiai supranti patie ir... Na, žinai, tokia piršlienės dalia, pirmas projektas. Silpnoka piršlienė, atleiskite, stumykla prasidėjo. Gerai, gali stumt ant manęs dabar. Piršlienė labai nuostabi. Aš tai noriu tau paspausti ranką, nes yra vienok labai smagu matyti, kad nepasinėri ir čia kaip šou, žinai, ir visa kita, kad iš tikrųjų nuoširdžiai pagalvojai ir kad nesužlugdai. Nuoširdžiai nepatikau. Nuoširdžiai nepatiko. Ne, tiesiog skirtingi. Ne. Žodžiu, bet vienok mes turime naują trijulę, man jūs abudu labai faini. Aš jums abiems sakau taip. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Žinokit, unikalus, intriguojantis pasimatymų šou, nes mes išeiname 3. Važiuojam į Nicą. Davai į Nicą, ne į žvejybą. Ir visi skirtingas pusės. Kur ta Nica? Aš palinkėčiau galbiškai truputėlį išeiti iš to hihihaha savo, žinai. Biškai gal surimtėt. Aš nelabai ką galiu ją linkėti, nes mažai su ją pažįstami, bet iš to pirminio tokio, kad savim reikia pasitikėti, bet reikia laikyti tai savyje. Ir tai daryti veiksmais, o ne sakyti, kad aš čia galiu, aš čia tave suvystysiu, pasieksiu, važiuosi pas mane namo į balkoną ir pagaliau jinai išeina su savo striukė viena. Tai va. Kai Konstantinas parodė mane, aš tiesiog pagalvojau, okei, kas dabar atsitiko? Nieko neatsitiko. Tai prasme, gyvenimas nesugriuvo, aš rytoj mano gimtadienis, aš jį važiuosiu švęsti, aš turiu krūvą draugę, aš turiu ir be Konstantino tų simpatijų, tiesiog atėjau pabandyti savo laimės kitų kampų, galbūt kažkiek vėšiau, bet aš labai gerai praleidau laiką ir man iš vis nieko negaila. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote, pasimatysime jau kitą antradienį, o dabar didžiulis dėkui skrieja mūsų laidos partneriams Sibet, Marabel butikui ir Roko virtuviai. Iki!